Sveiki, jūsų dėmesio į laidą Alfa taškas. Vakar tie, kurie žiūrėjo, matėte, kad aptarėme nuėjusios dabar jau vyriausybės darbą, Ingridos Šimonytės ministrų kabinetas, ir vakar laidos pabaigoje pažadėjau, kad šiandieną aptarsime naująjį ministrų kabinetą. Jis jau oficialiai pradeda darbus, Gintauto Palucko vyriausybė, ministrai prisiekia, darbai prasideda, o tų darbų tikrai bus nemažai. Tai apie tai, kokia yra naujoji vyriausybė, ko iš jos galbūt galima tikėtis, kokie svarbiausi darbai, visą tai šiandieną mes pamėginsime ir aptarti. Studijoje yra Valentinas Mazuronis, buvęs europarlamentaras, buvęs Seimo narys, buvęs aplinkos ministras. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto dekanas Ainius Lašas. Sveiki. Sveiki. Pone Lašai, nuo jūsų norėčiau pradėti ir pradėkime gal vis dėlto dar truputėlį ne nuo pačios vyriausybės darbo, bet nuo to, kaip ta vyriausybė buvo formuojama. Audringai, turbūt galima taip sakyti, buvo formuojama ar ne, ir nepatvirtinti kandidatai į ministrus, tada paieškos paskutinėmis minutėmis, kandidatai su, sakykime, tokia įtartina reputacija ar ne, opozicijos kritika. Remigijus Žemaitaitis šiandieną jau pareiškė, kad tose ministerijose, kurios priklauso Nemuno aušrai, jeigu tie ministrai ką nors prisidirbs, nes jie nėra partiniai, tai bus prezidento atsakomybė. Gintautas Paluckas, premjeras, šiandieną sakė, kad nematė jisai jokio chaotiškumo vyriausybės formavime ir kad viskas vyko sklandžiai. Kaip jūs visą tą procesą įvardintumėte? Ar tai išsiskiria, sakykime, iš vyriausybių formavimo istorijos, ar čia yra toksai normalus politinis procesas, kai ir tų žiežirbų, ir nesklandumų, ir nepatvirtinimų būna ir panašiai? Tai mano pozicija yra turbūt kažkur tarp Palucko ir tos opozicijos kritikos, nes visada tas formavimosi procesas būna toksai dinamiškas, pavadinkime taip, ypač kai ateina partijos, kurios ką tik susiformavę, neturi kažkokios patirties, dar prezidentas uždeda kažkokius apribojimus, tai jau galima ir tada iš karto buvo nuspėti, kad nebus lengva formuoti, nes pats Žemaitaitis turbūt neturi labai daug pasirinkimo iš tos partijos, turbūt dalį žmonių jis irgi gana taip paviršutiniškai pažįsta. Ir tada pasirodo, kad tie žmonės ten turi visokių skeletų spintose. Tai aš manau, kad tas procesas dar nesibaigė ir šiuo atveju vis girdime, kad dar gali čia tų skeletų kažkokiu išlysti ir turbūt čia tokia, Žemaitaičio apsidraudimas, pareiškimas, kad čia vis dėlto prezidentas kaltas, kad apribojo, sudėjo tokias taisyklės. Tai pats procesas, prisiminkime, praeitą, pavyzdžiui, vyriausybė irgi buvo daug klausimų, ypač dėl Laisvės partijos kandidatų, nes vėlgi Laisvės partija buvo pakankamai šviežia, daug jauno žalio kraujo, mažai patirties, o tai iš karto apsunkina kandidatų paiešką ministrų pozicijoms. Tai ta situacija, sakyčiau, tokia tarpinė, iš tiesų chaoso šiek tiek būta daugiau negu tipiška, bet visada ta situacija būna tokia, ne visai nuspėjama, tarkime taip. Jūs užsiminėte apie tuos skeletus spintoje ir matėme mes čia tų pavyzdžių, kai atrodo, kad tam tikra prasme tie kandidatai į ministrus yra ieškomi paviršutiniškai, nepasidomint apskritai, kas tai yra žmogus. Tai ar jums nepasirodė, kad irgi tas procesas paieškų šiek tiek paviršutiniškai darytas ir net neįdėta per daug pastangų, bandant išsiaiškinti, kokia yra to žmogaus istorija ar ne, ką galbūt galima tose jo spintose surasti ir taip toliau? Tai tiesiog nėra laiko, reikia daryti sprendimus, terminai spaudžia ir dėl to tokie rezultatai. Iš principo taip, mes matom, kad tos problemos lenda ir turbūt dar jų išlys viena kita. Girdim jau kažką ir kalbant, aš ryte kalbėjausi ir su 15 minučių redaktorius buvo užsiminęs, kad ten yra kažkokių tai niuansų su, jeigu aš neklystu, su teisingumo ministru, man atrodo. Tai žodžiu, dar čia gali būti visokių naujienų, bet iš kitos pusės, kaip ir sakau, turbūt sunku labai tikėtis, kad čia staiga
tas procesas bus toks nuspėjamas, kai prisiminkime, netgi tie patys socdemai nustebino ar nenustebino savo rinkėjus, kai buvusi, kaip partijos lyderė pareiškė, kad jinai vis dėlto nesims vadovauti vyriausybei. Tai pradėkime nuo to, pati Blinkevičiūtė, tada pasižiūrėkime į socdemų atranką, taip pat ten irgi yra žmonių, kurie, ne tai, kad jie galbūt nežinomi, bet patirties prasme, nėra kažkokios išskirtinės patirties. Ir aš šiuo atveju kalbu konkrečiai netgi apie lauką, kurį aš gerai nusimanau tame lauke, tai yra švietimo ministerija, ar ne? Žmogus, nesakau, kad nėra neturėjęs kažkokiu tai su švietimo srityje patirčių, bet nėra kažkokiu tai tokių, rimtų patirčių, netgi kai buvo Seime, dabartinė švietimo ministrė iš 8 metų 7 metus praleido ne švietimo ir mokslo komitete, o kultūros ir socialinių reikalų, jeigu neklystu. Tai šiuo atveju vėlgi kyla klausimų dėl kompetencijos ir ne tik ta prasme, kad tai yra blogai, kad tas žmogus neturi patirties, kai jis ten kažką blogo padarys, bet ta prasme, kad įsivažiuot ir pažint tą sritį užima laiko. Aš atsimenu, kažkada kalbėjausi su buvusia ministrė, švietimo ministrė Jurgita Šiugždinienė, kuri jau ateina iš švietimo lauko ir jinai sako, man užėmė maždaug 2 metus, kol aš iš tiesų supratau visus to lauko niuansus. Tai įsivaizduokite, aišku, švietimo laukas sudėtingas, bet vis tiek įsivaizduokite, kiek ten yra niuansų, kiek reikia ko perprast, kad tu galėtum pradėti adekvačiai daryti sprendimus ir suvokti tą situaciją iš esmės. Gerai, apie ministrus, kai kuriuos dar, manau, spėsime pakalbėti konkrečiau. Pone Mazuroni, labai čia daug žiniasklaidai buvo kalbėta apie tai, kai Gitanas Nausėda pasirašė dekretą be 2 ministrų. Galiausiai tie ministrai Povilas Poderskis ir Rimantas Mockus, jie buvo surasti paskutinėmis minutėmis. Tai buvo antras kartas istorijoje, kai be 2 ministrų prezidentas pasirašo dekretą. Kitas kartas istorijoje buvo 2012, Dalios Grybauskaitės valdymo laikotarpiu. Jūs buvote aplinkos ministru toje vyriausybėje ir aš pasižiūrėjau ten irgi. Paskutinę dieną iš esmės buvo surasti likę 2 ministrai, Dainius Pavalkis švietimo ir Algimanta Pabedinskienė socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Ar čia į tai reikėtų žiūrėti kaip į tam tikrą problemą, kuri nuo pat pradžių gali pradėti trikdyti vyriausybės darbą, ar vis dėlto reikia duoti ministrų kabinetui bent 100 tų dienų nekritikuojant, įsivažiuoti, pradėti dirbti ir tada jau žiūrėti, kaip jiem gaunasi tą daryti? Dėl 100 dienų aš nemanyčiau, kad čia reikia nieko duoti. Ir jeigu pradedi dirbti, reiškia dirbi, reiškia tu gali būti kritikuojamas ir čia viskas tvarkoja. Jeigu kalbam apie tos nepateiktus ministrus, ar tai tada buvo prezidentė Dalia Grybauskaitė, ar dabartinis prezidentas ponas Nausėda, į tos nepaskirimus aš žiūriu šiek tiek kaip į politinius žaidimus ar žaidimėlius prezidentų, bandant šiek tiek sureikšminti save, bandant kažkaip tai ar kovojant ten iš tikrųjų tarpusavį tarp politinių jėgų. Ir nedaugiau jūs atsimenat, kad kai Dalia Grybauskaitė tvirtino beje mūsų vyriausybė irgi mes pirmininkavom Europos taryboje tuo metu, tai buvo baisus klausimas, kas moka anglų kalbą, kas ne. Atsimena, tai buvo istorijos. Tai dėl anglų kalbos buvo patvirtintos didžiulės istorijos. Po to pasirodė, kad dabartiniai buvusiai vyriausybei tarp ministrų, aš bent jau mačiau ne vieną, kuris ganėtinai sunkiai kalbėjo angliškai ir panašiai. Čia yra tokie surandami kažkokie kabliukai tam, kad kažkokią intrigą daryti, spaudimą, tas nepatvirtinimas iki paskutinės minutės, bet paskutinę naktį ar vakarą patvirtinant išrinktus, aš tai priskirčiau tokiem bereikalingiem
politinių ambicijų žaidimėliam ir nedaugiau. Bet gerai, o kaip tada yra su vyriausybės programa? Vėlgi, mes turime Povilą Poderskį ir poną Mockų, kurie ateina paskutinę minutę. Vyriausybės programa jau yra parašyta. Mano įsivaizdavimu, kandidatai į ministrus turėtų prisidėti prie programos rašymo. Čia akivaizdu, kad nebuvo prisidėta. Kaip tie žmonės galės įgyvendinti vyriausybės programą? Tai eidami ir sutikdami būti ministrais, ir dabartinis aplinkos, ir teisingumo ministras, jie matė vyriausybės programą. Ir jeigu tu, būdamas siūlomo ar kandidatų į ministrus, matai, kad tu dėl kažko negalėsi tos programos įvykdyti ir nėra galimybės jos pakeisti. Bet jie turėjo labai mažai laiko pagalvoti apie tai. Aš suprantu, ką darysi, kartais mes per 15 sekundžių turim galvoti ir priimti sprendimus. Tai tokiem ministram nereikia eiti į tokią vyriausybę, mano manimu. Jeigu yra galimybė išplėsti, bet aš pasakysiu kitą dalyką. Iš esmės, vyriausybės programa paprastai būna nurodomos pagrindinės kryptys, jinai nebūna programa, kur paskui veiksmų planas juk iš programos eina. Tai programa, kuri ten sudėsto visus taškus iki galo ir panašiai. Ir ten tapus ministrų tam tikros institucijos vadovų, yra pakankamai erdvės interpretacijom, darymam, vieniem kitiem dalykam, jeigu nėra kažkokių tai esminių ir principinių nesutarimų, kuriuos tu matai eidamas į vienokią ar kitokią koaliciją. Ir sutinki, tai sutinki, netinka, nesutinki. Tai aš iš to nedaryčiau didelės tokios tragedijos, bet žinoma, normaliai turėtų premjeras su prezidentu sutarti žymiai anksčiau, turėtų atrasti ir patvirtinti tuos ministrus žymiai anksčiau ir po to visa komanda normaliai, kaip jūs sakot, išsakyti, paruošti tą programą ir panašiai. Dabar tie politiniai žaidimėliai, kuriuos šitoj vietoj žaidė ne premjeras, o prezidentas Gitanas Nausėda ir davedė iki to, kad žmonėm liko viena naktis pasakyti taip arba ne. Taip neturėtų būti. Čia nėra tragedija, bet šiaip jau neturėtų taip būti. Pone Lašai, dar pratęsiant apie vyriausybės programą, manau, kad skaitėte jūs ją, aš irgi skaičiau, jeigu neklystu, ten apie 60 puslapių yra, ką ir ponas Valentinas Mazuronis užsiminė, ar ne? Nėra ten labai daug konkretumo, ten yra tokie įvairūs, sakykime, lozungai, kaip sieksime, užtikrinsime, darysime ir taip toliau. Opozicija kritikuoja tą vyriausybės programą, sako, kad pažadų ten daug, bet klausimas, kaip su jų įgyvendinimu, nes galimybės juos įgyvendinti yra skurdžios, bet ar dabar čia jau yra laikas nerimauti ir kritikuoti vyriausybės programą, nes ką ir ponas Mazuronis užsiminė, vėliau juk ateina priemonių įgyvendinimo planas. Aš įsivaizduoju, kad tenai mes turėtume konkrečiau jau ir pamatyti, kaip vienus ar kitus pažadus, konkrečiai kokiais būdais naujoji vyriausybė ir įgyvendins. Jūs matote problemą su vyriausybės programu, jums ten kliūna kas nors? Na, tai galima visai apie tai pasižiūrėti. Iš principo, jeigu mes skaitom tą programą atidžiai, tai suprantame, kad vyriausybė turi tam tikras ambicijas ir joje yra išreikštos ambicijos, kurios yra atsispiriant į status quo, į dabartinį status quo, ką mes norime pagerinti, padidinti, pakelti, suintensyvinti ir taip toliau. Tai kai pasižiūri tą status quo ir supranti, kad šiandien gerbiamas Paluckas pasakė, kad kitų metų biudžetas padidės 30 milijonų eurų. Tai 30 milijonų eurų, tai yra, kiek aš čia mačiau, šią vasarą buvo pasirašytas kontraktas tarp kelio rekonstrukcijai tarp Molėtų ir Utenos. 30 kilometrų buvo, tai yra 60 milijonų. Tai pusę tos sumos paaugs biudžeto pajamos ir tada klausimas, iš ko čia visas tas kėlimas ir intensyvinimas vyks. Tai aišku, mes galime interpretuoti, kad ten paintensyvins 0,01%, bet aš manau, netokia yra ambicija, ar ne? Ir bent jau netaip jinai yra surašyta toje programoje. Tai jeigu mes žiūrim taip dosniau, tai
tuos visus pažadus kaip sudėčiau, na, aš konkrečiai neskaičiavau, bet susidaro įspūdis, kad ten mūsų biudžetą reiktų dauginti kartu mažiausiai. Nes ir gynyba, ir energetika, infrastruktūra, švietimas, na, visur, kur tik tai bet kurią sritį paimi, visur yra didinimas, dauginimas, išlaikymas mažų mokyklų, mokytojams kėlimas, investicijos į energetiką naujos ir taip toliau. Na, žodžiu, tai iš kur visa tai ateis, ar ne? Jau nekalbu apie pensijų kėlimas, visos socialinės išmokos ir panašus dalykai. Tai yra rimti pinigai. Mes kalbam ne apie 10-20 milijonų, mes kalbam turbūt jau milijardais. Tai jeigu viską sudėjus, tai iš kur tos lėšos, gynyba dar, pamiršau, atsiprašau. Tai, na, tada ir kyla klausimas, kad man atrodo, kad realiai pirmas veiksmų punktas, numeris 1 veiksmų plane turėtų būti, kaip mes plėsime mokestinę bazę ir kaip didinsime biudžeto pajamas, nes visa kita, na, tiesiog neturi didelės pridėtinės vertės. Galima skolintis, aišku, dar kažką daryti, bet iš principo žiūrint, pirmas žingsnis turėtų būti tas. Programoje apie tai, na, labai kukliai parašyta, labai nedaug, pakalbėta apie kelių mokestį, ten įvedimą, fondą ir mokesčio įvedimą, bet iš esmės mokesčių progresinių įvedimą. Bet šitas klausimas bus esminis, mano nuomonė. Kaip prieš tai, kaip pradėsime planuoti kažką ten kitko ir kai tie veiksmai, na, galės būti įgyvendinti. Aš nenoriu dabar suklysti, bet taip iš atminties man atrodo, kad konservatoriai buvo skaičiavę, kiek ten reikėtų socialdemokratų pažadams įgyvendinti pinigų. Tai ten kalbėjo, man atrodo, apie 2 ar 3 milijardus. Jūs apie skolinimą užsimenate, Lietuvos skola ir taip augs ir viršys galiausiai tą tvarų 40% BVP lygį. Tai čia irgi ekonomistai kelia tam tikrų klausimų. Jeigu dar labai trumpai tada apie pačią programą. Kokius ten jūs matot pozityviausius dalykus, kuriuos jūs matote ir galimybės, kad jie galėtų būti įgyvendinti ir vis dėlto, kas jums kelia daugiausiai nerimo galbūt? Na, tai man turbūt daugiausiai nerimo kelia ta tokia tendencija, jeigu bendriau žiūrėti į bendrą visą biudžetą, ta tendencija tokia, na, dalinti, ar ne? Aš nesakau, kad nereikia spręsti finansiškai klausimus. Bet finansinis sprendinys yra dažną kartą pats lengviausias, ar ne? Tu gauni papildomai lėšų, įmetei papildomai lėšų ir viskas. Klausimas yra, kaip sugeneruoti papildomas lėšas, ar ne? Kaip padidinti biudžetą, kaip tuo pačiu pakelti mokesčius, iš esmės nenužudant ekonomikos ar ekonominio augimo. Tai vat šitie klausimai yra daug sudėtingesni ir jie reikalauja tokių, nu, sudėtingų sprendimų. Tas pats, na, vėlgi aš sugrįžtu prie savo lauko, gal kurį aš geriau išmanau, švietime. Vėlgi švietimas visas orientuotas labiau į tą, kad duosim. Tom programom duosim, mokytojams duosim, mokyklas išlaikysim, bet klausimas, tokie esminiai klausimai, kurie rišasi su reformų esme, su valdymu rizikų, nes kiekvienas sprendimas turi kažkokius šalutinius efektus. Tų dalykų nėra, galbūt veiksmų plane tai atsiras, bet idėjiškai jinai yra skurdoka, ar ne, tokios konkrečių sprendimų, vizijos, netgi konkrečesnė linkme, jinai yra skurdoka, nes trūksta detalių. Galbūt čia toks žanras, aš sutinku ir su kolega, kad tiesiog palaukime, bet bendrai žiūrint, mane tai labiausiai turbūt neramina, kad tai bus tiesiog toksai lengviausių kelių, paimkim daugiau pinigų ir padalinkime. Bet kaip sukurt pridėtinę vertę, kaip suvaldyti rizikas, čia yra daug sudėtingesni dalykai ir jie jau taip lengvai nesusirašo į tokias deklaracijas. Pone Mazuroni, jūs kaip ministrų kabineto narys, ar galit pasakyti, kiek svarbu apskritai vyriausybei yra premjero lyderystė, ar ne? Nes apie poną Palucką irgi daug epitetų yra pasakyta ir priminama, kad jisai teistas yra ir kad jam trūksta galbūt lyderystės sugebėjimų ir kad nieko labai reikšmingo į savo politinėje karjeroje nėra pasiekęs. Tai vis dėlto kiek bus svarbus Gintauto Palucko vaidmuo, kad ta vyriausybė išlaikytų tą kryptį, atlaikytų visas turbulencijas, kurių tikrai bus ir kad iš esmės jai pavyktų įgyvendinti tuos dalykus, kuriuos jis savo išsikelia. Koks bus pono Palucko vaidmuo?
Matote, mes ir šiandien vyriausybė tvirtindami Seimo nariai ministram uždavinėjo klausimus apie, reiškia, pertvarkas, apie ir vat kolega dabar šnekėjo apie kažkokius didesnius pasikeitimus ir kitus dalykus. Aš noriu pasakyti tiesiai šviesiai. Ne tik geriausiu atveju, o iš esmės tai ne. Nuo ministro visą tai priklauso. Vis tai priklauso nuo finansų ministro, o finansų ministras priklauso nuo premjero. Pas finansų ministrą kaip pas mamą arba tėtį ateini paklausti, ar pinigų bus? Ne, nu tai jeigu mes norim daryti vieną ar kitą rimtą reorganizaciją arba rimtus pokyčius, paprastai tai reikalauja finansų. Visi kiti dalykai gali būti kažkokie tai tokie kosmetiniai, nedideli ir panašiai. Bet kokia rimtesnė reforma, ar tai bus švietimo srityje, ar tai bus kitose srityse, tam reikalingi finansai. Mes sėkmingai buvom pradėję, tiesa dabar jau nuvarę į kitą pusę, sakykime, daugiabučių renovavimo programą. Taip, buvo reikalingi pinigai tam pirminiam įnašui, tiksliau kompensavimui žmonėm ir panašiai. Ir jeigu tiem finansinio pagrindo nebūtų suteikta, nieko mes nebūtumėm išjudinę ir taip toliau. Ir bet kurią paimsim sritį, todėl premjero ir per premjerą, kadangi tai yra tarsi premjeras ir finansų ministras, toks vienas kumštis, kitai būti negali būti. Reiškia, nuo jų sprendimo tikrai labai daug priklauso bet kokios reformos, bet kokioj srity. Ir todėl aš manau, kad premjeras, taip, ministrai savo srityse kelia idėjas, ruošia pasiūlymus, duoda vienus kitus pasiūlymus, jų pagrindimus ir pateikdami finansinį pagrindą, kurį galutinai priima arba nepriima, nusprendžia realiai premjeras su finansų ministru. Gerai, tai kitaip aš truputėlį paklausiu jūsų manimų, ar Gintautas Paluckas turi reikalingas kompetencijas, kad jisai sugebėtų, ar ne, tinkamai, gerai dirbti šioje su šita vyriausybė? Žinote apie kompetencijas. Kas čia dabar žino, kas ką turi? Man premjeras paskirtas dabar iš to, kaip jis komunikuoja, iš to, kaip jis pristatinėja, iš to, ką jis daro, atrodo gerai, atrodo neblogai. Aš manau, kad Vilija Blinkevičiūtė, jeigu būtų, man atrodo, jinai būtų atrodžius silpniau. Kaip seksis Gintautui Paluckui, sunku pasakyti, kada mes šnekam apie kompetencijas. Nu, jeigu žmogus nebuvo šitoje situacijoje premjeru, jūs pažiūrėkite, paimkime kitus pavyzdžius. Kada Reiganas buvo išrinktas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, buvo tokių balsų ir pakankamai daug sakančių, ką čia tas artistas gali vadovauti, reiškia, Jungtinėm Amerikos valstijom. Aš noriu pasakyti, žmogus ateina, žmogus pradeda dirbti, ir žmogus parodo, ką jis gali ir visas, ką šnekat, lyderystės potencialą. Bet jūs Reigano pavyzdį paėmėt. Mes galėtume paimti Lietuvos premjerų pavyzdžius ir matyti, kad, pavyzdžiui, iki tapdami premjerais, jie bent jau ministrais pabūdavo ir kai kurie ne po vieną kadenciją. Visko yra buvę, bet yra buvę ir tie, kur pabuvę ministrais ir po to realiai nepadarydavo nieko. Tai šitoje vietoje aš neskubėčiau klijuoti, tikėčiau, aš tikrai palaukčiau realių darbų, realios krypties ir realių pokyčių mūsų valstybei. Mes kažkaip labai susikoncentravom ir teisingai susikoncentravom į tuos finansus, kaip tai padaryti, iš kur tai paimti ir panašiai. Aš manau, kad mes turim didžiulį rezervą, apie kurį nekalbam ir nenaudojam. Tai mūsų valstybės išlaisvinimo iš, sąlyginai pavadinkim, biurokratinių varžtų. Ir paskutiniai verslininkų tie sustoja investiciniai projektai. Patikėkit, aš ir dabar dirbu architektu, aš puikiai žinau, kas vyksta statybos, kitoj srity. Mokyklose nuo tos biurokratijos mokytojai, pakalbėkit su jais, reiškia, jau jiems galvos kyla. Reikia paprasčiausiai imti, peržiūrėti pirmoji eilėje funkcijas,
naikinti funkcijas, kurios yra nebūtinos, perteklinės ir nereikalingos visose srityse. O tokių funkcijų yra labai daug. Ir po to automatiškai beje atsiranda nereikalingi žmonės valstybės struktūroje, kurie dabar sėdėdami ir gimdo tas visas funkcijas tam, kad jie gyventų, veistųsi ir panašiai. Bet tai yra stabdis mūsų valstybei. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad mes norim padaryti pokyčius, kad čia verslas geriau vystytųsi, greičiau ir panašiai, pradėkim nuo šitos pusės. Jeigu šiandien mes veržiam, reiškia, tuos varžtus, prisidengdami įvairiom tokiom mystikom, kad geriau būtų, kad aukštesnė kokybė, kad dar kas, o iš tikrųjų, reiškia, darydami visiškai bereikalingus ir pačiam procesui trukdančius veiksmus, tai mes šiandien ir turim tokią valstybę, kur pabandykit jūs išeiti susitvarkyti bet kokį, dabar popierį, bet kokį, pasišnekėti su bet kuo. Tai gerai, čia galima... Bet aš manau, tai yra rezervas, apie kurį mes kalbam, ką būtina padaryti valstybei ir beje tai nekainuoja pinigų. Tam reikalinga politinė valia, žinojimas, ką daryti ir išlaisvinimas visos tos sferos. Tiek medicinoje, pašnekėkit su gydytojais ir paklauskit, kiek jie laiko praleidžia apžiūrėdami ligonį ir kiek laiko praleidžia pildydami nesąmonės. Tai galėsim kitose laidose pakalbėti. Tai čia rezervas. Pone Lašai, vienu sakiniu, nes laikas jau baigęs, paprašysiu sureaguoti. Gitanas Nausėda sako, kad šitos sudėties ministrų kabinetas jam atrodo pajėgesnis negu Ingridos Šimonytės ministrų kabinetas. Kaip jums atrodo? Vienu sakiniu. Pagyvensim, pamatysim. Taip, ačiū, pagyvensim, pamatysim. Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto dekanas, ačiū Jums, kad prisijungėte. Studijoje taip pat turėjome buvusi Seimo narį, buvusi europarlamentarą ir buvusi ministrą Valentiną Mazuronį. Ačiū ir Jums, kad atėjote. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Mes pasimatome jau rytoj. Iki.